Laidą remia įmonė Traidenis. Visi nuotekų valymo sprendimai. Važiuojame į Ignaliną, kraštą nuo seno garsėjantį vaizdingomis vietovėmis ir ištisus metus lankoma aktyvaus poilsio turizmo mėgėjų, žiemos sporto aistruolių ir profesionalų. Sporto tema mūsų viešnagė ir pradėsime. Sukame Ignalinos pakraštyje prie Žaliojo ežero įsikūrusį Lietuvos žiemos sporto centrą, kuris pasirodo beje veikia ištisus metus ir turi ką pasiūlyti lankytojams, ne tik snieguotų metų laiku. Tarp kvepiančių miškų, kaimo pievų ir ežerų kalnuotomis vietovėmis vingiuoja vienintelė tokia Lietuvoje 7,5 km ilgio riedučių trasa. Įrengti kroso imitacijos takeliai, sporto aikštelės, atviro tipo šaudykla, vandens pramogos ir visa tai pritaikyta ne tik profesionaliam sportui, treniruotėms ar varžyboms, bet ir visiems aktyvių pramogų mėgėjams. Gerbiamas Broniau, kodėl Ignalinoje esantis šitas centras vadinasi ne Ignalinos, o Lietuvos žiemos sporto centras? Kaip suprasti, kodėl uzurpavo Ignalina šitą centrą ir būtent čia jisai? Pavadinimas tai reiškia Lietuvos, kadangi jisai yra kol kas vienintelis tokio pobūdžio, o tai dominavo todėl, kad kažkada tai yra senos tradicijos. Ignalina garsėja jau nuo maždaug 40 metų garsėja, kad čia sniegas iškrenta anksčiausiai ir nutirpsta vėliausiai. Ir žiemos, jeigu vidutiniškai Lietuvoje būna ten 3 mėnesiai, tai čia būtinai 3 mėnesiai ir 10 ar 15 dienų bus. Todėl, kad jau praktika rodo, kad vis tik tai būna be abejo nukrypimų, kada Šiauliuose iškrenta sniegas anksčiau, bet tai jau yra tik tai retkarčiai, bet aplamai tai Ignalina yra žiemos kraštas, palyginus su Lietuvos vidurkiu. Kiek žinau, tai ir biatlonininkai patys žymiausi Lietuvos yra iš Ignalinos visi. Taip, šis praeitą olimpiadą Sočyje ir mūsų Tomas Kaukėnas, mūsų tas mylimas Tomukas, vos nepateikė staigmenos. Po 3 ugnies linijų ėjo antras, reiškia, ir dėja paskutinė ugnies linijoje 3 nepataikė ir todėl liko 21. Žiūrėjom, palaikėm labai. Nesvarbu, bet tai vis tiek aš manau, kad viskas prieš akį ir jeigu pastoviai ir nuolatos dirbant, tai aš manau, tai rezultatai jie netruks ateiti. Žiūrėkit, aš pirmą kartą gyvenime matau ne per televizoriaus ekraną iš olimpinių žaidynių žiemos, bet gyvai šitą šaudymo vietą, kur įranga. Tai čia kiek jų yra, čia gali 30 net 30 yra. Sportininkų, ar ne? Tarptautinius standartus yra 30. Bet matot, norėčiau aš truputį kalbą pakreipti, kadangi mes ne tik biatlonininkui, mes Lietuvos žiemos sporto centre tai ruošiasi ir slidininkai, snieglentininkai, kalnų slidininkai, netgi čiuožėjai atvažiuoja pas mus, kadangi vasarą riedučių trasa yra čiuožinėt o žiemą puikios sąlygos. Mes, pavyzdžiui, turim labai perspektyvių snieglentininkų. Pas mus yra oro pagalvė, kurie ten gali tai 15 ant 13 metrų, reiškia, pučiamas pastoviai oro tą pagalvė ir jie gali atlikinėti triukus visus. Tai aš manau, kad labai perspektyvis snieglenčių sportas, reiškia, labai perspektyvus ir kalnų slidinėjimo sportas. Ir taip, kad šiuo metu truputį silpniau pasirodė slidininkai, bet aš manau, čia ateis kita karta ir jeigu tik bus materialinė bazė ir iškart suinteresuotumas padidėja, susidomėjimas ir manau, kad tai yra čia labai svarbu. Na gerai, tarkim, aš nesu sportininkė ir iš vis nelabai mėgstu sportuoti, bet praleisti laisvalaikį aktyviai mėgstu. Tai aš atvažiuoju ir aš neturiu ten sporto meistro jokio ženklelio, pažymėjimo. Ar jūs mane įleistumėte čia, tarkim, pamėginti, tarkim, kokią biatlono trasą vieną su pif-paf padaryti? Tai aš tik tai dar nepaminėjau, galbūt čia taip nukrypom. Be abejo, ir mėgėjams mes turim ką pasiūlyti, kadangi yra kalnų slidinėjimas ir slidinėjimas, tai niekas neuždrausta.
aš kaip buvęs sportininkas ir šiuo metu sportuojantis, man žymiai maloniau, jeigu trasoj, toj pačioj slidžių vėžiai čiuožia žmogus, žioplių yra, kurie paragina per varžybas, taip pat ir jie, pavyzdžiui, labai malonu tiesiog paprašo, kada tobulai čiuoži, sako, nu aš irgi taip norėčiau, tai visai nesunku, aš tiesiog parodom ir pamokinam, ir kada galiu pasakyti vieną kaip žiemos sporto atstovas, kad reiškia, jeigu nemoki čiuožt, tai yra kankinė slidinėjimas, bet kada moki ir kada paruoštos vėžės, kada viskas tvarkinga įranga ir inventorių sporto, tai yra malonumas. Sporto ir laisvalaikio temą tęsėme, vykstame į Ignalinos sporto ir pramogų centrą, gyventojams ir miesto svečiams taip pat siūlantį įvairų žimtumą. Modernios treniruoklių salės, stadionas, teniso kortai, pirtys, kiti pasiūlymai ir žinoma baseinas. Kiekvieną rudenį sulaukiantis dar ir būrio vaikų iš viso rajono. Mat jau kelerius metus čia sėkmingai vykdomas projektas Išmok plaukti. Sąlygos čia puikios tiek plaukimo pradžiamoksliui, tiek aukštų rezultatų siekiantiems. Esi be galo jaunas žmogus. Ką tu čia veiki Ignalinoje, būdamas treneriu? Nu, ne toks jau ir jaunas, bet dirbam, jaunimą treniruojam, stengiamės paruošti kuo geresnius sportininkus, stengiamės jaunimui suteikti gerų žinių. Žiūrėkit, šitas baseinas dabar yra restauruojamas ir, kiek girdėjau, po savaitės net vandens įpils, jeigu būsit geri, ar ne? Nu, tikėkimės. Tai o kaip sekasi treniruoti jaunimą iš tikrųjų? Ar jaunimo to užtenka? Ar jis motyvuotas? Vaikų yra, nu jų mažėja iš tikrųjų labai stipriai, kaip ir visoje Lietuvoje turbūt, bet yra. Jie, nu, jeigu juos uždegi, jeigu kažkaip rezultatai kyla, tai jie ir rodo norą didesnį ir stengiamės pasiekti daugiau. Ne tik išmokyti plaukti nors. Ir išmokyti plaukti irgi gerai. Tai va, retas iš tikrųjų reiškinys, kuomet mieste tokiame gana, sakykime, nedidelėme Lietuvos mastu yra baseinas, kuriame vaikai gali išmokti plaukti. Nes juk nuo to prasideda iš tikrųjų ta meilė plaukimui, ar ne? Taip, tai va, praktiškai, kaip sakot, kodėl čia tam mažam miestelė aš esu, tai va, tas baseinas beveik mane ir sužavėjo iš tikrųjų. Aš atvažiavau, aš jį pamačiau ir aš pamačiau save jame. Kaip aš čia vaikštau, dirbu, mokau vaikus plaukti ir siekiu rezultatų. Ir, nu, praktiškai man nieko nereikėjo daugiau, tik va tą baseiną pamatyti. Nu, ten tie dar buvo neblogi laikai, 2-6 tokie, tai ir savivaldybė pasiūlė neblogas iš tikrųjų sąlygas ir, nu, o taip privilioja. Nuo 2007 metų Ignalinai suteiktas kurortinės teritorijos statusas. Mums tai buvo naujiena, kaip ir tai, jog šiame krašte yra mineralinio vandens ir gydomojo purvo išteklių. Nedidelis miestelis iš tiesų nuteikia poilsiui ir ramybei. Tvarkomos erdvės, valomi ežerai, gausėjantis takai pėstiesiems ir dviratininkams. Tai tik dalis sumanimų miesto, pretenduojančio tapti alternatyva Druskininkams ar Birštonui, šiaurės rytų Lietuvoje. Juolab, kad netrukus Ignalina galės pasiūlyti ir sanatorinio gydymo paslaugas. Iš kur jūs tą mineralinį vandenį Ignalinoje traukėt? Tas Ignalinos vanduo yra Ignalinoje, miesto ribose, yra gręžinys virš 300 metrų gylio, iš kurio ir gauname tą mineralizuotą vandenį natūralų. Va, ir mūsų Ignalinos vanduo maždaug atitinka savo parametrais Suručio vandenį. Tai yra visiškai tinkamas mineralinio vandens procedūroms. Ateityje bus galvojama, kaip jį ruošti ir gerimui. Skonis, aišku, neskesto, surus, neskanus. Bet sako, kad Ignalinos gyventojai sako, kad net agurkus raugia sūdo jame. Taip, jis tiktų būtent tos koncentracijos rauginti agurkus ar kažkas tai panašaus. Žinoma, svajonės yra didelės, galbūt atsiras ir investicijų. Greičiausiai plėsis, sakykime, aptarnavimo sfera aplink. Tie verslininkai, kurie turi, pavyzdžiui, maitinimo įstaigas, pagalvos apie nakvynę žmonėm,
apie turizmą daugiau galvos. Tokiu būdu pritrauksim kombinuotą. Yra žiemos sporto centras, kuris, aišku, suteiks informaciją apie mus. Ir manyčiau, kad tikrai prie Išeginės atsiras poreikis grinai sveikatingumo paslaugoms teikti. Ir tas džiugu, kai žmogui nereikia gydyti, atlikti tikrą profilaktiką. Tai yra suteikti malonumą, pagerinti jo emocinę būklę, šiek tiek fizinę pakeisti. Iš esmės pakutent, taip sakant, organizmą tom ar kitom procedūrom. Ir organizmas atsakys tikrai ne tik teigiamom emocijom, bet ir pojūčiais gerais. Apsidairę Ignalinoje patraukėme į užmiestį. Vidiškių miestelis vos už 5 km nuo Ignalinos. Atvažiavome čia apžiūrėti puikiai sutvarkyto dvaro ir sužinoti, kuo gyvena vietos bendruomenė. Mes atvykome prie šito gražaus dvaro Vidiškių ir kaip jisai susijęs su jūsų seniūnyje? Na, Vidiškės be dvaro neįsivaizduojamos turbūt, nes visas gyvenimas sukosi apie dvarą Vidiškių. Tik tai paskutiniam turbūt, kaip čia praeito šimtmečio 50-metį, ir kaip pasakyti, kada čia atsirado mašinų traktorių stotis, dvaras jau nebeegzistavo. Tada čia buvo įsikūrusios kontoros įvairiausios, kultūros namai. Na, o dabar tai irgi susiję su dvaru. O dabar, nes dvaras gražus, toks išpuoselėtas aplinka, kam jis priklauso? Dabartinis dvaro šeimininkas yra Kęstutis Mozeris. Šitą dvarą jisai paveldėjo. Ten yra labai istorija ilga, kaip jis jį paveldėjo, bet apie tai tėvai pats pasakoja. Va, o mes labai džiaugiamės Kęstučiu, kadangi labai draugiškas, tikrai dažnai mus čia priima, draugaujam, gyvenam draugiškai. O kokie Vidiškio gyventojai? Kokia ta bendruomenė jūsų? Ar žmonės darbštus? Ar linksmi? Geras klausimas. Aišku, linksmi, darbštus. Mes esam čia buvusi melioracijos įmonė, dabar statybos įmonė, pati didžiausia turbūt rajone darbdavė yra. Na va, ir miestelis turintis apie 1000 gyventojų, daugiausia daugiabučiuose, aišku, gyvena. Na, nežinau, daugiau net ką pasakyti, toks suvažiavęs miestelis. Tai jūs esat nepaprastai didelis miestas, jau net ne miestelis. Taip, ir esam nemažas miestas, nors vadinamės kaimas, turim gimnaziją tikrai puikią, neseniai statytą, 86 gal tik pradėjo veikti jinai. Va, turim gražią bažnyčią, labai tikrai graži bažnyčia, statyta mūsų buvusio dvaro savininko 906 metais, tai mes čia 6 šventėm šimtmetį, buvo labai gražus renginys didelis ir dvare, ir paskui bažnyčia. Na va, gražus tas mūsų miestelis. Gerai gyvena. Puikus ežeras apačioje, yra parkas, stadioną turim atsirenovavę naują gražų, tikrai, kur gali bet kokie renginiai vykti. Nežinau, tiesiog, man čia patinka gyventi jūsų laido. Aš manau, kad jaunimas nebėga iš Vidiškio. Turim daug jaunimo, bet kaip, važiuoja, kaip ir iš visur, ir iš mūsų, yra išvažiavusių, dirbančių žmonių yra čia dar. Mažai. Nemažai. Ir jaunų šeimų gal yra net? Yra, aišku, ir jaunų šeimų, yra vaikų nemažai. Ir kaip nekeista, paskutiniu metu didėja tų vaikų skaičius, gimstamumas auga, taip kad neišnyks, ir darželį turim dar vaikų. Dvaro viduje išlikę nemažai autentiškų detalių, yra ką pamatyti, o ypač įdomu išgirsti ilgą ir atkaklę dvaro atstatymo istoriją. Taip jau istoriškai susiklostė, kad Vidiškių dvaro valdose buvęs Ignalinos palivarkas įaugo į besiplešiantį Ignalinos miestelį, kurio amžius skaičiuojamas tik nuo 1862 metų, kai dabartinės Ignalinos vietoje buvo įrengta geležinkelio Varšuva-Vilnius-Peterburgas keleivių stotelė. Bet apie tai kitą kartą. Atsisveikiname su Vidiškėmis, po pertraukėlės toliau lankysime Ignaliną, kepsime lietuvišką šakotį, viešėsime Paukščių kaime ir džiaugsimės rudenėjančios gamtos spalvomis. Laidą remia įmonė Traidenis, visi nuotekų valymo sprendimai.
Grįžtame į Ignaliną, kraštą alsuojantį sporto ir turizmo dvasia. Po viešnagės Vidiškių dvare sukame į lietuviško šakočio imperiją. Vėsų vakarą restorane Kepykloje mus pasitiko jauki šiluma ir neįprastas interjeras. Kol kaito židinio ugnis, apžiūrėjome čia pat esančią muziejinę ekspoziciją. O netrukus jau klausėmės ir daugybės įdomių istorijų. Pirmiausiai, tokius šakočius Lietuvoje pradėjo kepti vienuoliai vienuolynuose ir kada mes ieškojom šakočio atsiradimo istorijos, tai jau pirmieji receptai buvo randami rašytiniuose vienuolynų raštuose 1417 metais. Matomai, tie receptai buvo labai stipriai saugomi ir pirmuosius šakočius Lietuvos gyventojai išvydo tik tai 1857 metais. Dabar mes šakočius sveriame gramais, kilogramais, o anksčiau nustatyti šakočio svorį imdavo kiaušinių kiekį. Jeigu, pavyzdžiui, tas šakotis, jisai svers iškepęs apie 2 kilogramus. Tai tokiam šakočiui sudaužoma nuo 25 iki 30 kiaušinių. Marytė, jūs dirbate nepaprastai gražioje aplinkoje, čia viskas susijęs su šakočiu. Jūs stovite prie šakočio diplomanto, prie rekordinio, ar ne? Kiek žmonių kepė jį? Ta šakotį kepė 2 kepėjos. 2? Taip. Tik tai 2? 2. Nes jisai yra tokio aukščio, kad vienai kepėjai būtų labai sunku su ją susitvarkyti. Ir čia buvo mūsų kepėjos Jolanta Bimbarienė ir Aldona Černiauskienė. Na ir 2 vyrai 5 valandas pasikeisdami suko iešmą. Tai nes vienam 5 valandas išsukti iešmą buvo tikrai sunkus darbas, tai jie pasikeisdami ir suko tą iešmą. Nes kada tešla nustoja lašėti kepant rankiniu būdu, tada formą galima sukti lėtai, ranka pailsi ir tada šakotis jau yra kepamas. Rageliai jau tada jie susiformavę, jie neišplaukia tie rageliai. Viena Marytė, žiūrėkit, dažniausiai lietuviai sako, kad šakotis tai yra tiesiog vokiškas bankuchenas, ar ne? Kaip čia yra vokiečių gaminys ir su lietuviškai nelabai ką bendro turi. Ne, šiaip tai čia yra grinai lietuviškas gaminys. Kadangi vokiškas šakotis atrodo visiškai kitaip ir jisai visiškai kitaip kepamas. O į Lietuvą iš Vokietijos atkeliavo tik tai šakočio pavadinimas po Pirmo pasaulinio karo, kada vyrai lietuviai grįžo iš nelaisvės, o Vokietijoje jie buvo išdalinti po šeimas, dirbti įvairiausius sunkius darbus ir dalis jų pateko į tas šeimas, kur buvo kepamas vokiškas šakotis. O vokiškas šakotis yra panašus į medžio kamieną. O tai kaip jisai kepamas? Vokiškas šakotis kepamas ne taip, kaip mes kepam lietuvišką šakotį. Mes tešlą pilame iš viršaus, forma sukasi greitai, kad formuotųsi ragiukai. Kepant vokišką šakotį, forma yra merkiama į tešlą ir tada vėl gražinama atgal prieš kaitrą. Kad nesiformuotų ragiukai, forma sukasi labai lėtai. Bet kadangi tešla vis tiek skystėja, jinai po truputėlį laša, atsiranda nedideli ragiukai. Kad jų nebūtų, yra specialios šukos, jos yra pridedamos prie paviršiaus ir yra nušukuojami visi rageliai. Ir kiekvieną tokį nušukuotą paviršių iškepa taip, kad jisai būna tamsiai rudas. Po to vėl merkia formą į tešlą, vėl šukuoja. Ir vėl merkia, ir tai daro iki tol, kol yra baigiamas kepti šakotis. Tai čia vokiškas, tas bankuchenas. Tai bankuchenas, jo, ir kada šakotį pjausto, tai labai gerai matosi, kiek kartų forma buvo panardinta į tešlą, lygiai taip pat kaip nupjovus medį, galima suskaičiuoti rieveles ir pasakyti, kiek medžiui metų. O pasaulyje šakočius kepa ne tik Lietuvoje, Vokietijoje, juos kepa 15 pasaulio šalių, dabar gal dar ir daugiau šalių juos kepa, ir visus šakočius sieja tai, kad jie visi yra kepami ant formos. Pavyzdžiui, vokišką šakotį merkia formą į tešlą, kepant švedišką šakotį, ten jau iš konditerinio švirkšto yra tešla laistoma įvairiais ornamentais. Kada kepa šakotis, forma sukasi labai lėtai, už tai galima išraityti įvairiausius raštus. Vengriškas šakotis yra kepamas iš sluoksniuotos tešlos, iškočiojus didžiulį lapą,
Jisai yra tepamas kiaušinio plakiniu, pjaustomas maždaug 1,5 centimetro juostelėmis ir tos juostelės va taip spiraliai yra klijuojamos ant formos. Kada iškepa vienas sluoksnis, ta tešla klijuojama į priešingą pusę. Na ir aišku, jinai yra barstoma arba cukrumi su cinamonu, gali būti kokoso drožlės, malti riešutai. Galima kiekvienam sluoksniui keisti tuos pabarstymus. Šakočio skonis gaunasi dar įdomesnis. Per metus šioje įmonėje iškepama iki 15 tonų šakočių, o tai reiškia, kad viena moteris rankomis per metus sudaužo beveik 2 milijonus kiaušinių. Išradingos šeimininkės buvo iškepę ir šakotį prie alaus, su mažiau cukraus ir pipirais paskaninta. Karamelinis šakotis gavosi skaidrus it gintaras, o šokoladinis neįtin spalvingas, bet užtat pasakiško skonio. Štai kaip kvapniai ir saldžiai baigėsi pirmoji viešnagės Ignalinoje diena. Kitą rytą pasukome į naująjį pramogų parką Žuvėdrą, šiek tiek pasimankštinome, išbandėme skrydį per Paplovinio ežerą, o po valandėlės pasukome į šalia esantį parką į susitikimą su miesto šeimininku. Seniai meras esat? Nuo birželio mėnesio. Tai toksai jaunas visiškai meras, kaip nepilnametis koksai, nuo birželio mėnesio tik tai. Ir kaip sekasi jums? Tai kaip matosi sekasi, o pačiam sunku įvertinti, geriau jūs galite vertinti. Ir ką pavyko nuo to birželio mėnesio nuveikti? Nes kaip tik buvo tas toks vasaros sezonas, kuomet daugiausiai tikriausiai pas jūs ir turistų, ir žmonių atvyksta. Tikrai taip, tai darbai vieną dieną nesusiplanuoja, jie yra numatyti savivaldybės veiklos planuose, tarybos sprendimuose. Na, o vasara tai yra Ignalino išties įdomus metas tiek Ignalinoje, tiek apylinkėse. Kadangi vasarą sulaukime turistų tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio ir daug kas aplanko savo giminės, artimuosius ir žmonių čia būna pilna. O kodėl turistai lanko Ignaliną? Kaip jūs manot? Mes manome, kad Ignalina turi gražias ir senas turizmo tradicijas, kadangi nuostabi gamta, tam nusiteikę žmonės, paruošta infrastruktūra ir sukviečia daugiau žmonių čia. Ką reiškia paruošta infrastruktūra? Nes man tekia yra būti tik tai renginiuose keliuose, aš apylinkėse net ir nebuvus pas jūs. Vien tas, kad mūsų rajono teritorijoje yra apie 200 ežerų ir tai sudaro 10% teritorijos užima vandenys, tai tas vasarą sutraukia visus poilsio gamtoje mėgėjus ilsėtis ant vandens su baidarėmis, valtimis ir žvejot ar panašiai pramogaut. O mieste, aišku, pačiame mieste irgi yra, kaip matot, aplink Ignalinos miestą yra netgi 9 ežerai ir praktiškai visas miestas yra apsuptas ežerų, o jeigu pažiūrėjus geologiškai, tai visa Ignalina yra ant vandens baseino. Kokių svajonių turėtumėt? Ką norėtumėte Ignalinoje nuveikti? Nes dabar jau ne tik esat Ignalinos pilietis ar ne gyventojas, bet ir meras. Nuveikti norėtųsi tai, kad tiek vietos gyventojams, tiek atvykstantiems čia būtų gyventi patogu ir gera. O ko trūksta? Aišku, daug yra padaryta, bet mes suprantame puikiai, kad tokiame gražiame žemės kampelėje kažkokių tai didelių pramonės įmonių ar naftos verslovių čia tikrai neatsiras ir turbūt nereiktų to linkėti, bet mūsų yra vizija, kad šis kraštas turėtų būti turizmui, sportui, poilsiui skirtas. Tai tokią infrastruktūrą ir gyvenimą mes ir stengiamės čia kurti. Ar yra galimybių čia su kemperiu apsistoti, palapinę pasistatyti arba kaimo turizmo sodybą kokią surasti, netgi vieną Ignalinos rajone ar 2 turit? Kiek ten jūs jų turit? Ignalinos rajone mes turime kaimo turizmo sodybą, aišku, turi būti kaime, jau ne mieste, tai jau yra apie 60 šiuo metu registruotų sodybų ir jos mielai jūs visada priims. Taip pat mūsų nacionalinis parkas, kuris Aukštaitijos ir Labanoro nacionalinis parkas, kurio centras yra Palūšėje, tai jis tas paslaugas irgi teikia. Be to,
Daug yra ir mūsų savivaldybės struktūroje yra įstaigų, tai Ignalinos moksleivių namai čia pat yra mieste, taip pat turime Ignalinoje spa centrą, kur yra įvairios paslaugos apart baseino, tenai yra ir gyvenimui viešbutis. Čia pat praeiname irgi vieną viešbutį, kuris baigiamas renovuoti ir tikimės atvers duris greitų laikų. Ignalina, pasak mero, miestas gimęs iš didelės meilės. Viena šio krašto legendų pasakoja apie nepaprastą kunigaikščio dukters Linos ir sužeisto kryžiuočio Igno meilės istoriją. Įsimylėjėliams atminti tarp ežerų ir kalvų besikuriantis miestelis ir pavadintas Ignalina. Atsisveikinę su miesto šeimininku patraukėme apžiūrėti atnaujintų miesto erdvių. Noriu papasakoti įžangai, kad prieš daug metų, 10 metų atgal, spauda manęs paklausė, kokią viziją matai seniūnė, kaip pasikeis Ignalina. Tai aš pradėjau fantazuoti, kad Ignaliną matau su lygiom gatvėm, plačiai šaligatviais renovuotais namais. Tai taip ir atsitiko. Po kiek laiko, po 10 metų patys matot, kad Ignalina pasikeitė, patenkinti žmonės gyvena mūsų mieste ir aš tame tarpe patenkintas, myliu Ignaliną, myliu ignaliniečius. Kaip tik prieiname prie objekto, europinis projektas vykdomas šiais metais, sporto aikštelė. Anksčiau čia buvo medinė sporto aikštelė, kuri jau per daug metų supuvo. Sutrūnėjo visai, sukirmėjo. Tarp kitko irgi mano buvo statyta, tai mes tą aikštelę panaikinome, dabar yra įrengta nauja danga, čia bus pastatyti krepšinio stovai. Ir kadangi salėse vasarą būna karšta žaisti krepšinį, jaunimas ir pagyvenę žmonės galės susiminėti toje aikštelėje žaisti krepšinį. Bet čia tikriausiai ne vienintelė tokia oazė laisvalaikio praleidimų Ignalinoje, ar ne? Pagal tą projektą. Taip. Projektas įsidėstys darbai visame mieste. Turbūt buvote mūsų miesto paplūdimyje, ten yra įrengiamas takas basom kojom, kadangi žinot visi žmogaus sveikata priklauso nuo receptorių kojų, ten pavaikščioja po tos takus, ten takas iš įvairių dangų, tai rūpi, tai smėliukas, tai tie receptoriai persideda ir viskas atsiliepia žmogaus sveikatai. Taip pat mieste bus įrengti treniruokliai lauko, kur irgi galima bus pasitreniruoti ne sporto salėse, bet lauke. Taip pat šiame projekte bus renovuota vasaros estrada, kur pas mus vyksta dideli renginiai. Taip pat bus sumontuotas pontoninė aikštelė, kažkur 30 kvadratų ežere prie Žuvėdros tilto, kur vyks koncertai, žmonės galės nuo kalniuko žiūrėti, o ta aikštelė bus vandenyje. Taip pat su ją galima bus paplaukioti. Būtinai užsuksime į Ignaliną po metų kitų, kad įvertintume numatomus pokyčius. O dabar paliekame švarius miesto šaligatvius, keičiame avalinę ir riedame į Paukščių kaimą. Cijonuose pas Laimą ir Rimantą Rakauskus. Atvažiavus į sodybą, radome čia būrį moksleivių iš Vilniaus. Bus linksma ir įdomu, iškart supratome ir prisijungėme prie ekskursijos. Visi po kelionių ir visi alkani kaip vilkai, todėl pirmiausiai puolėme kepti piratakį. Donalda profesionalė kiaušinių kepėja, kasdien kepa pusryčiam kiaušinienę. Oho, galit paplot, kas turi laisvas rankas. Po gerų vaišių stebėjome, kaip jaunieji svečiai mokėsi rašyti plunksną, ėjo į žygį per pelkę, ieškojo laimės paukštės ir tupėjo didžiausiame Lietuvoje lizde. Pagaliau susipažinome su dideliu būriu įvairiausių naminių paukščių ir kitais kaimo gyventojais. Sumažėjus lankytojų srautui, iki šeimininkų pagaliau prasiveržėme ir mes. Iš tikrųjų, tai čia mes gyvename su Rimu jau 8 metus. Čia yra mano mamos, mano močiutės tėviškė, aš tam name neaugau. Mūsų dukrytė 8 metų mergaitė Amelika yra 6 kartą šitoj pirkioj. Tai ir kai gimė mūsų mergytė, mes aišku buvom priversti, kadangi kaime gyvenam, auginti vištas.
Kodėl? O todėl, kad sveiki kiaušinėliai, todėl, kad mūsų vištytės galėtų mūsų šeimai kiaušinėlių pridėti. Nusipirkome vištytės, aišku, ir tada reikėjo dar mums, žinote ko, povų būtinai, kad jie vaikščiotų skleidę uodegas. O vėliau, kai jau mūsų vaikas paaugo, atsirado dar kažkaip, tai dar viena rūšis vištų, paskui atsirado va tokie šilka plunksniai, kurie neturi plunksnų, kurie turi tiesiog plunksnas kaip pūkus, tada atsirado tos vištos, kurių plunksnas augo aukštyn pasišiaušusios, tada dar atsirado didžiausias ūkyje gaidys, kuris sveria beveik 10 kg ir taip toliau. Mūsų ūkis plėtėsi, žiūrim, kad jau turim ir didžiausius pasaulio paukščius. Bet jūs galėjote apsiriboti tik tai dedeklėm, tiesiog lietuviškom dedeklėm, kad dėtų kiaušinius, bet jūsų žmonės su fantazija, taip išeina, ar ne? Tai va, iš tikrųjų kažkaip edukacinė programa Lietuvoje yra gal ir jaunas rytis, bet mes tiesiog pabandėm, atvažiavo mūsų dukrytės darželio grupės auklėtoje. Va. Atvažiavo, patiko, tada atvažiavo kiti vaikučiai iš darželio ir Ignalinos miesto. Vėl patiko, iš lūpų į lūpas reklama pradeda sklysti labai greitai ir jinai keliauja ir dabar mes sulaukėme, aš labai džiaugiuosi, aišku, aš visų svečių labai laukiu, pas mus lankosi visi Lietuvos žmonės. Ir šiandien vaikai, kurie buvo, pasaka. Spindi norų paliesti, paglostyti, žinokit, jeigu jie paimti viščiuką, jie bijo, sako, ar nei kas. Kaip gali mažas viščiukas, kokios savaitės amžiaus, aplamai paukštis dantų neturi, jis nei vienas nei kas, strutis ir tas nei kas. Bet jie tiesiog atitolė nuo gamtos, aplamai kas iš mūsų tėvelių, senelių turi karvytės, kas avytės, kas vištytės, labai retas atvejis. Lietuvoje žmonės tiesiog dabar gyvena kitų ritmu. Tai va, tai iš tikrųjų atvažiavę vaikai pas mus kaifuoja. Tai pilna to žodžio prasme aš džiaugiuosi. Skambino ir klausė, ar irgi norėtų važiuoti ekskursiją ir klausė, bet sako, ar tikrai pas jūs yra kaimas? Ar nėra šalygatvio, sakykime, iki to vištos, ar nėra asfalto? Nesakau, tikrai yra žemė, net ir purvo gal rasite, kadangi pavasaris. O tada sako, gerai, atvažiuosi. Kada galima aplankyti jūsų paukščių šitą oazę, šitą laimės paukštę, surasti, paieškoti tas laimės paukštės? Kiaurus metus? Taip. Kiaurus. Ištisus metus, ištisą parą, tik tai aišku, naktį reikia prožektorius atsivežti, kad matytus, kaip jie miega gražiai. Bet mes dirbam be išeiginių. Mes dirbam kiekvieną dieną, laukiam jūsų kiekvieną dieną. Labai malonu, jeigu susiorganizuosite į grupelę ir atvažiuosite kolektyvu. Jeigu atvažiuosite pavieniui, aišku, malonu, prašom, galite pasigrožėti mūsų paukščiais. Ir iš tikrųjų mes... Ne viską sužinosit. Jeigu kartais mūsų nebus namuose, jeigu kartais busim išlėkę kur nors, nusipirkti duonos, ne? Tai va, bet iš tikrųjų laukiame jūsų nuo pavasario iki kito pavasario. Pavasarį pas mus galite atvažiuoti marginti Velykinio margučio. Galite vasarą aplankyti mūsų visą ūkį ir tiesiog pasigrožėti mūsų gražią, aš taip tikiuosi, kad gražią, nes aš labai atiduodu daug čia jėgų. Rudenį, vasarą, žiemą, per kalėdas mes jūsų visada laukiam. Kaip tik jums šventė, taip mums turimų darbas. Bet malonus darbas. O žmonės priimti yra ir sulaukti žmonės. Ir labai tikrai malonus susiėmimas. Prašom kasdien, kiekvieną dieną, jeigu busit per dažnai, eisim leisint kartu vištų. Po netradicinės viešnagės, plunksnuoti, klegantys ir laimingi pasukome į garsėją Palūšę, šiuo metų laiku ištuštėjusią ir besilsinčią nuo praūžusios vasaros įspūdžių. Laidą remia įmonė Traidenis, visi nuotekų valymo sprendimai. Grįžtame į Ignaliną, kraštą alsuojantį sporto ir turizmo dvasia. Pasukome į garsėją Palūšę, šiuo metų laiku ištuštėjusią ir besilsinčią nuo praūžusios vasaros įspūdžių. Architektūrinė Palūšės įžymybė 18 amžiuje statyta medinė Švento Juozapo bažnytėlė ir aštuonkampė varpinė. Šiame strateginėme kaimelyje dažniausiai prasideda visi žygiai po Aukštaitijos nacionalinį parką, prie kurio dabar prijungtas ir Labanoro regioninis parkas. Ir štai mes esam Palūšės
lankytojų centre, kalbam su Dainora. Labas Dainora, labai malonu, kad priėmėt mus. Tai kur mes galėtume Palūšėje ką nors įdomaus pamatyti? Pamatyti tikrai yra daug ką ir ne tik Palūšėje, bet visame Aukštaitijos nacionalinėme parke. Kadangi mūsų lankytojai labai mėgsta keliauti tiek pėsčiomis, tiek dviračiais, tiek automobiliais, taigi mes siūlome jiems tam tikrus maršrutus. Taigi pradėsim nuo lengviausio, Donaldai, jeigu gali jungti patį pirmąjį pėsčiųjų maršrutą. Čia tokį visai kvailiukams, ar ne? Taip, čia tiems, kurie nori tik lengvai pasivaikščioti ir pasižiūrėti gamtos, tai yra botanikos takas, tik 3,5 km. O jeigu jau 2, tai kas tada? Na, visi maršrutai po truputį ilgėja, štai čia jau 10 km, o jeigu paspausit 5, 6 ar 7, ten jau bus... O 7 tai būtų jau... Čia jau netgi 2 dienų pėsčiųjų maršrutas. Didesnė dalis vis tik renkasi keliauti dviračiais ir kaip matote, taip pat siūlome ir 7 dviračių maršrutus, galite paspausti ką nors. Pirmą, pavyzdžiui, junkim. Taip, pirmas tai lengviausias, maždaug 20 km ilgio maršrutas, tačiau populiariausias būtų antrasis. Antrą renkasi žmonės dažniausiai renkasi antrai, kadangi būtent šiuo maršrutu važiuojant aplankomos pačios gražiausios parko vietos. Labai įdomu plaukti Bukos upe, bent jau man labiausiai patinka plaukti upėmis. Būtų greičiausiai 6. 6 netgi? Taip. O tai jūs baidarininkė pati? Mėgstu praplaukti. Automobiliu, va šitų jau maršrutų nemėgstat šitą? Negalėčiau pasakyti, kadangi labai dažnai tenka automobiliu važiuoti, būtent su ekskursijomis, tai važiuojam tą patį beveik žiedą, kaip ir dviratininkų, tą populiarų, aplankom tuos visus objektus, taigi dažnai tenka išbandyti ir tą maršrutą pritaikyti automobiliams. Mila Dainora, o kas galėtų pabūti mums gidu po Palūšę, po visą šitą gražų Aukštaitijos nacionalinį parką, parodyti mums įdomiausias vietas? Manau, kad daugiausiai informacijos jums galėtų suteikti ir gražiausias vietas parodyti, žinoma, parko direktorius Emanuelis Leškevičius. Manau, jis tikrai mielai palydės ir viską parodys. Skubame į Palūšės valtinę, kur susitinkame su parko šeimininku. Jūs esate visos šitos karalystės, kaip ir karalius, ar ne? Šitų gražių ežerų, nacionalinio parko Aukštaitijos, taip? Ir Labanoro regioninio parko direktorius. Net ir miškų. Ir miškų, ir pelkių, ir balų. Tai, sakoma, koks tai būtų kaip girinis koks? Ne, kaip Karabasas, Barabasas. Prižiūrite tvarką, kad visi žmonės atvykę čia elgtųsi tvarkingai, būtų kultūringi. Šitas yra sunkiau padaryti, bet galbūt lengviau padaryti tai, kad šitiem žmonėm, kurie atvyko, čia būtų patogu, gražu ir gera. Va, tai labai yra svarbu. Tai ką jūs darot, kad būtų jiems smagu ir patogu? Jūs ir dabar matot. Labai patogu iš šitos valtinės išplaukti turistinį žygį su baidare, kanoja valtimi. Tarp kitko, mes galim skaityti, ar skaityti, o laikyti, kad šitas valtinė yra ir jūrų uostas. Štai iš čia, vos jinai buvo atidaryta, išplaukė laivas Palūšė, kuris per 10 dienų vien su irklais nuplaukė į Nidą. Kuo jūs galėtumėte pritraukti, tarkim, kiekvieną mūsų žiūrovą ir pasakyti, štai pas mus reikia atvažiuoti? Man atrodo, traukti labai atskirai nereikia ir tai pas mus važiuoja. Jeigu dabar pamatys šitą laidą, tai įsitikins galutinai, kad jeigu ir atvažiavo vieną kartą, reikia atvažiuoti daug kartų, dažnai. O tie, kas neatvažiavo, būtinai turi atvažiuoti. Kad jeigu nepamatysime Palūšės, nepamatysime Ledakalnio, nepamatysime Ginučio piliakalnio, nepamatysime ežerų ir miškų, praktiškai mes būsim nesusipažinę su Lietuva. Nes Lietuva tai yra Ignalinos kraštas. Ignalinos kraštas pilnai gali reprezentuoti visą Lietuvą. O kokie žmonės gyvena čia? Tai vis tik tai reikia pasakyti, kad šitos teritorijos žmonės labai sensta, neliko ne vienos mokyklos, šioje teritorijoje gyventojų, tikrųjų tų gyventojų vietinių yra labai mažai ir didėja gyventojų, kurie čia nusipirkę sodybas, nusipirkę nekilnojamąjį turtą ir čia praleidžia vasaras, atostogas arba išeiginės. O ką jūs, gerbiamas Emanueli, pasiūlytumėte aplankyti turistams, mūsų Lietuvos žmonėms atvykusiems į jūsų kraštą? Tai visais atvejais aplankyti yra daug kas ir labai daug. Tai ne tik tai gamtiniai objektai, tai yra ir paveldo objektai.
Galima aplankyti ir pasižiūrėti į Palūšės bažnyčią, architektūrinį paminklą, galima pamatyti urbanistinį paminklą Kaltanėnų miestelio centrą, galima aplankyti Ledakalnį, Ginučių piliakalnį, Salų kaimą. O kas yra tas Ledakalnis? Man labai... Na, tai artimiausiu metu mes prie jo ir nuvažiuosime. Ir pamatysime, kad tai iš tikrųjų labai įdomi, graži vieta. Na, galim sakyti. Kaip Kuršių nerija gal? Ne, gražiau truputį. Nuo Ledakalnio matosi viskas, ką galime pamatyti Lietuvoje, išskyrus Baltijos jūrą. Tai pati gražiausia Lietuvos vieta. Taip lydėdamas mus kalbėjo parko vadovas. Dar sužinojome, kad aplink Ledakalnį yra nutiesta apie 5 km takelių pėstiesiems, kuriais keliaujant galima pamatyti gražiausias vietas. Tiek kilometrų šį kartą neįveiksime, bet į legendomis apipintą kalną užlipti būtina. Sakoma, kad ši kalva, pasitinkanti ir palydinti saulę iš vieno ežero į kitą, yra pašiaušta kaip drakono ketera, o senovėje ant jos buvo aukojamos aukos baltų gyvybės deiviai Ladai, didžiajai motinai, viso pasaulio gimdytojai. Savo įspūdingą kelionę baigėme prie niekuomet nenutylančio ir paslaptingo Ginučių malūno. Tai vienintelis iš 6 parke esančių vandens malūnų, išsaugojusių autentišką įrangą. Dar užsukome prie šaltinio ir pasipildę vandens atsargas pasukome namo. Visgi, nereikia toli važiuoti, kad gamtos grožis užgniaužtų kvapą. Mes tiek daug turime Lietuvoje. Kitoje laidoje matysite, kaip Ukmergės kraštas susijęs su Gediminaičių dinastija ir kur vasarodavo prezidentas Antanas Smetona, meilės trikampis Taujėnų dvare, pažintis su istorija kitaip ir neįtikėtinas susitikimas Ukmergės miškuose. Mes atsisveikiname, o jūs mums rašykite gyvenuce@init.lt. Aplankysime ir jūs.